Sveiki, mylimieji, gerbėmieji ponai ir ponios. Čia truputėlį nesugrėbiau. Ai, kaip čia pasidarė. Nu, toj sutvarkysim visą šitą. Aha. Nu, čia po... Gerai, dabar visos vietoj. Taip. Ir apie ką čia? Ai, taigi apie siurprizą. Koks siurprizas netoliese laukia jūsų už kampo. Įsitraukit kokį norit. Na, tada jau nebus toks ir siurprizas, bet ką gali žinot? Įsirinkot. Taip. Slidinėja man tos kortos slidžiosios labai. Tai jūs atrasit, toks siurprizas jums bus, kad jūs čia pats protingiausias, kad jūs čia pati protingiausia, kad jūs viską žinot ir galit visiems papasakot ir pasakyt, ar klausia ar neklausia. Tas atradimas, kad jūs žinot atsakymus, na, yra tikrai puikus dalykas. Jeigu jūs kartais to nežinojot, kuo aš abejoju, tai dabar tikrai įsitikinsit. Jūs galit vadovaut iš tos vietos, kurioj ir sėdit. Arba tupit. Tai bus siurprizas toks, kad jūs turėsit rinktis iš dviejų pasiūlymų, iš dviejų variantų, lygiaverčių. Na, tai tikrai bus sudėtinga. Na, jūs sėdit sau ramiai ir žinot, kad eisit į gimtadienį pas ten vieną iš draugų. Ir staiga skambina kitas iš draugų, kurį jūs taip pat mylit, o reikia jums būti tą pačią dieną ir tą pačią valandą. Žinokit, tai nebus lengva, tikrai, bet jūs kažkaip atsakymą rasit. Gal abiem paskambinsit ir pasakysit, kad sergat. O gal kažkaip nueisit, pabūsit valandą pas vieną, paskui valandą pas kitą. Žodžiu, rasit jūs tą atsakymą, bet tai, kad jūs turėsit būti vienoj vietoj, tai yra dviejose vietose vienu metu, bus jums siurprizas. Jums tai gali net nelabai patikt, bet, na, ką padarysi. Išminčių kažkokia diena šiandien, jo. Ir jūs suprasit, kad išminčius jūs esat arba kaip moteriška giminė išminčius. Na, nėra. Nesugalvoju dabar. Žodžiu, jūs ar išmintingas vyras, ar išmintinga moteris, kas jūs ten bebūtumėt, jūs kaip ir žinot visą tai, bet tai, kad jums reikės panaudoti savo žinias, tą erudiciją, jums bus siurprizas. Gal jūsų vaikas ar anūkas paprašys padėti išspręsti uždavinį, kokį nors 4 ar 8 klasės matematikos. Ir jūs galėsit tai padaryti. Tai bus puikus siurprizas arba kažkas panašaus, ko jūs nesitikėjot iš savęs. Jūs imat ir išsprendžiat. Tai puiku.